Mano vardas Algimantas. Tie, kurie žiūrite tavo televizijos kanale. O čia mes esame gyvojoje šventovėje. Rojaus trejybės aš esu gyvoje šventovėje. Aš paprastai parodau. Čia sunku pasukti kamerą ant stovo. Štai, urantai. Prisiminkite tą žodį. Urantai. Garbinantys kūrėją. 4 asmenybėse. 4 šaltinius ir centrus. Rojaus trejybė ir visuominė gyvybė aš esu. Kada rašysit tokį pavadinimą, vardą, rašykit vien didžiosiomis raidėmis. Kūrėjas dovanoja mums save per savąją dvasią, pavadintą minties derintojų. Reiškia, jis derina mūsų mintis. Derina. Anksčiau būdavo tokie šaltkalviai derintojai gamyklose. Tai štai, kūrėjas yra šaltkalviais derintojas, aukščiausios kvalifikacijos. Derina mūsų mintis ir svarbiausia, jisai geras daktaras, nes yra viduje. Jis žino, kad prie mūsų proto jis neprisibels, kada mes susijėmę turime savo troškimų, visokių interesų, visokių siekių, svajonių, nusivylimų. Net tas mums galvoj. Tai jis derina mūsų mintis, kada mes miegam. Mesgi negalim tada sutrukdyti jam. Ir jisai šviesina mūsų pasąmonę. Perduoda puikiausias, nuostabiausias mintis, patarimus, sprendimus mūsų pačių problemų. Mesgi turim tą posakį, rytas už vakarą protingesnis. Kodėl? Todėl, kad mes pailsėję, nusiraminę per naktį, atgavę energiją, galim kūrėjo perteiktą šviesos mintį, kaip spręsti kokią nors problemą mums iškilusią. Mes tarsi panaudojam atsakymą, bet nežinom to atsakymo šaltinio, kas jį mums suteikė. Ir mes taip išdidžiai sakom, suradau sprendimą arba sugalvojau. Taip, žmogui puikybės nestinga. Jam stinga nuolankumo. Nuolankumo. Tai kas yra nuolankumas? Tai yra nuoširdumas. O puikybė tai yra savęs išaukštinimas. Gal laikas pradėti aukštinti kūrėją, aukštybės šaltinį, šviesos ir tiesos šaltinį, gailestingumo ir meilės šaltinį, grožio ir gėrio šaltinį. Tada nebūtų jūsų tatuiruočių, kurie pilni dabar kampai, kurių pilna. Jos kenkia visuomeniai. Kenkia tam ypač, kuris tą daro. Ir jų vaikams. Jis rodo pavyzdį. Šiandien, važiuodamas į šventovę, užsukau į degalinę Circleke. Ir toj degaliniai, žiūri, prieš mane nusipirko pakelį cigarečių, išėjęs jis jau atsiplėšinėjo. Sakau, ką tu rūkysi? Čiagi degalinė. Tai aš dar nerūkau. Bet jau tu čia ruošiesi. Žodžiu, nėra galbūt suvokimo ne vienam. Dėl to aš ne vienintelį mačiau, kad užsitraukė dūmą degaliniai. Tai štai, mums reikalinga apšvietimas, reikalinga pagalba, reikalingi dvasiniai mokytojai aiškinti, kad tatuiruotė kenkia sveikatai, psichikai,
kurie sumanė kūną, kurio negalima teplioti ir negalima tos teplionės pavadinti grožiu. Tai yra žemų energinių virpesių išraiška, kuri yra to, kuris turi tatuiruotę viduje, nes jis nori šito. Ir jis supranta, kad tai grožis. Grožį išreikšk ant popieriaus lapo. Nutapyk tą paveikslą. Ir parodyk kitiems, kad pasidžiaugtų, o ne ant savo kūno, kurį sumanė kūrėjas ir jo nereikia darkyti. Nereikia ten į visokius lūpas, liežuvius verti ir save kankinti, žiedus. Čia laukinių dar buvo mėginimas įsiteikti piktosioms dvasioms. Darkyti, net bjaurat veidą, kad nepavydėtų ta piktoji dvasia ir nenusitemptų į dvasių pasaulį. Bet tai mesgi dabar nelaukiniai. Civilizacija 21 amžiuje, o dvasinio nušvitimo kaip stinga, taip stinga. Tai štai dvasiniai šaltiniai, unikalus šaltinis, tai yra ne žmogaus parašytas, perduotas žmonijai 20 amžiaus pirmajame trečdalyje, Urantijos knyga. Tokio apreiškimo žmonija niekada nebuvo gavusi. 2097 puslapiai teksto ir papildomai 50 puslapių dviejų turinių apimtis. Tai 2147 puslapiai. Ir tai kaip tik yra perteikta kūrėjo tikrovė. Supaprastintai, nes ji yra daug sudėtingesnė, bet mūsų protas to negali suprasti. Todėl ją supaprastino. Jėzaus gyvenimui ir mokymams skirta beveik 800 puslapių. Nėra tokio aprašymo niekur. Yra Evangelijos. Evangelijos pagal Joną, pagal Matą. Žodžiu, tos Evangelijos laikomos Dievo žodžiu. Negalima nieko pridėti ir atimti. Naujasis testamentas laikomas visas Dievo žodžiu. Ir kilęs iš dvasios. Na, čia prasilenkiama su tiesa. Jis nėra kilęs iš dvasios, o kad tai yra iš tikrųjų žmogiškas šaltinis, prisiminimai apie Jėzų, bet prisiminimai su nuotrupom. Ir kada aš dar dirbdamas televizijai nusprendžiau vis tik tai pasiskaityti tą Naująjį testamentą. Ir aš kai skaičiau, jau aiškina epizodą ir jį užbaigia netikėtai. O toliau kita pastraipa jau visiškai nieko nebeaiškina, apie kitką kalba. Ir taip nuotrupų rinkinys yra prisimenant. Ir dėl to, kadangi žmogiškasis protas negali išsaugoti daug ko atmintyje, yra taip, kaip jam atrodė, klausantis pasakojimų, kurie taip pat yra netiesioginiai šaltiniai, jau po kiek laiko. Todėl šitas unikalus apreiškimas Urantijos knyga ir pateikia Evangelijų atsiradimo aplinkybės. Ir aš noriu paskaityti, kad tai nebūtų mano interpretacija, aiškinimai, o kad tai būtų iš apreiškimo perteikta. Kaip atsirado, kad jūs suprastumėte, kad čia joks Dievo žodis. Tai yra žmonių parašyti prisiminimai apie Jėzų
Ir kai kurie parašyti labai nemažai laiko praėjus po jo iškeliavimo. Nes Jėzus, būdamas šitame pasaulyje, net pats nieko neužrašinėjo, nes jam buvo įspėta nepalikti jokių užrašų. Nes žmonės yra tokie neišprusę, kad jie iš kartos užrašus sudievins, padarys dogmą, kad čia yra Dievo palikta, pradės garbinti kokį nors popieriaus gabaliuką ar skiautelę. Prisiminkit, kaip dabar čia garbina muziejai, laiko tą drobulę, kurios neišliko apskritai, o demonstruoja, kad tai ta drobulė. Tai apgavystė. Bet tiek yra lengvatikių, kurie važiuoja žiūrėti tos drobulės, kuri ne ta visiškai. Tai ir Naujasis testamentas tai nėra iš dvasios kilęs šaltinis, nėra tai ir Dievo žodis, kurio negalima papildyti. Tai yra žmogaus produktas, žmogaus kūrinys, kuris buvo ir perrašinėjamas, ir taisomas, ir papildomas. Tai štai, 1341 puslapis, Urantijos knyga. 8 skyrius. Ankstesnieji parašyti dokumentai. Kiek tik įmanoma, sutinkamai su mūsų mandatu, sako apreiškėjai šito dokumento, mes stengiamės panaudoti ir tam tikrų laipsnių suderinti egzistuojančius įrašus susijusius su Jėzaus gyvenimu Urantijoje. Nors mes turėjome prieimą prie apaštalo Andriejaus prarasto dokumento ir gavome naudos iš bendradarbiavimo su milžiniška gausybe dangiškųjų būtybių, kurios Mykolo, tai yra mūsų visatos sūnaus kūrėjo bendras vardas Mykolas, o jis buvo įsikūnijęs kaip Jėzus iš Nazareto mūsų pasaulyje. Taigi, kurios Mykolo savęs padovanojimo laikotarpiu buvo žemėje, skliaustuose, ypač su jo dabar personalizuotoju derintoju, kuris buvo Jėzaus prote tuo metu. Ir po to jis buvo personalizuotas, jam suteikta asmenybė. Nes pats sūnus kūrėjas, kuris buvo Jėzaus tapatybė, jis yra tobulas. Jam jau nebereikia to minties derintojo vedimo, kada jis sugrįžo į savo dvasinį statusą. Jis sukūrė su savo partnerė vietinę visatą. Ir vadovauja jai ir dabar. Ir turi jau aukštesnį statusą šeimininko sūnaus kūrėjo. Ir jis vadovauja vietiniai visatai taip, kaip vadovautų asmeniškai būdamas čia, pats kūrėjas. Todėl sūnus kūrėjai, kada save padovanoja paskutinį 7 kartą, pačiu žemiausiu tvariniu, įgydami to tvarinio patyrimo, mirtingai, tai po to jie sugrįžta į aukštesnį statusą šeimininko sūnaus kūrėjo, o jo buvę iki asmenį minties derintojai, tai yra jų buvę iki asmenį minties derintojai ir buvę tik tai to mirtingojo gyvenimo laikotarpiu, tampa įasmeninti personalizuotais derintojais. Tai štai, ypač iš jo buvo imami dokumentai apie Jėzaus gyvenimą, kuris buvo paties Jėzaus proto viduje. Bet mūsų tikslas taip pat buvo pasinaudoti ir vadinamosiomis Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijomis. Šitie Naujojo testamento dokumentai atsirado tokiomis aplinkybėmis. Pirma, Evangelija pagal Morkų
Čia norėčiau vėl paaiškinti, kada buvo mūsų pasaulyje Jėzus, Morkus buvo 17 metų paauglys. Jis nebuvo tarp apaštalų, bet jis visur vaikščiojo su apaštalais, su Jėzumi. Ir net kada Jėzus susirengė eiti į kalnus ir pasiėmė maisto keletui dienų, apaštalams pasakė, aš noriu pabendrauti su tėvu. Ir aš eisiu vienas. Tai tas paauglys, 17-metis Morkus, sako, aš noriu eiti su tavim. Ir jis paėmė tą pintinę su maistu, sako, aš tau bent padėsiu panešti. Ir Jėzus taip atsakė, taip, kas nori būti su Dievu, tam negali būti užginta. Ir tai buvo aprašyta Orantijos knygos skyriuje pavadintame Kalnuose su Dievu ar panašiai. Ir apaštalai paskiau suprato, štai ką reiškia tas nuoširdus noras būti kartu su Jėzumi. Ir Jėzus patenkino jo norą. O apaštalai pasakė taip, na viskas, gerai, eik vienas. Čia kaip ir tėvui. Vaikas žino, kad jis tėvas. Tėvas sako, ne, aš užsiėmęs. O jis vis tiek eina prie to tėvo. Ir tėvas, jeigu jis mylintis, jis nusileidžia. Ir vaiką priglaudžia. Taigi, Evangelija pagal Morkų. Jonas Morkus parašė ankstyviausią skliaustuose, išskyrus Andriejaus užrašus, skliaustai uždaromi, trumpiausią ir paprasčiausią Jėzaus gyvenimo atpasakojimą. Jis mokytoją pavaizdavo kaip tarną, kaip žmogų tarp žmonių. Nors jaunuolis Morkus daug laiko praleido tose vietose, kurias jis aprašo, bet jo atpasakojimas tikrovėje yra Evangelija pagal Simoną Petrą. Jis anksti susidraugavo su Petru, vėliau su Pauliumi. Morkus šitą atpasakojimą rašė skatinamas Petro ir atkakliai raginamas Romos bažnyčios. Prisiminkit, tai Dievo žodis. Štai, ragint reikėjo tą Morkų bažnyčią ragino, nugi rašyk tą Evangeliją. Jis anksti susidraugavo su Petru, vėliau su Pauliumi. Taigi, žinodamas, kaip nuosekliai mokytojas nesutikdavo savo mokymų užrašyti tada, kada buvo žemėje ir materialiame kūne, Morkus, kaip ir apaštalai ir kiti pagrindiniai mokiniai, abejojo dėl to, ar juos užrašinėti. Bet Petras jautė, jog bažnyčiai Romoje reikia tokio užrašyto atpasakojimo pagalbos. Ir Morkus sutiko imtis parengti jį. Jis buvo daug ką užrašęs iki to laiko, kada 67 metais po Kristaus gimimo Petras mirė. Ir sutinkamai su tomis gairėmis, kurioms buvo pritaręs Petras į Romos bažnyčiai, jis pradėjo savo atpasakojimą netrukus po Petro mirties. Baigiantis 68 metams po Kristaus gimimo, Evangelija buvo užbaigta. Morkus rašė vien tik tai iš savo paties atminties ir iš Petro prisiminimų. Nuo to laiko atpasakojimas buvo žymiai pakeistas. Daug fragmentų buvo išimta, o pabaigoje buvo pridėta tam tikra vėlesnioji medžiaga, kuri pakeitė pirminės Evangelijos paskutinįjį 1/5. Na, Dievo žodis. Negalima pakeisti, negalima pridėti ir atimti. Patys jie
ir atėmė, ir pridėjo. Taigi, buvo pridėta tam tikra vėlesnioji medžiaga, kuri pakeitė pirminės Evangelijos paskutinįjį 1/5, kuris buvo prarastas iš pirmojo rankraščio, taip ir neperrašius naujos jo kopijos. Kompiuterių tai nebuvo. Šitas Morkaus atpasakojimas, kuris su Andriejaus ir Mato užrašais buvo rašytinis pagrindas visiems vėlyvesniems Evangelijos atpasakojimams, kurie stengiasi pavaizduoti Jėzaus gyvenimą ir mokymus. Kitaip pasakius, nusirašinėjo. Antra, Mato Evangelija. Vadinamoji Evangelija pagal Matą yra mokytojo gyvenimo atpasakojimas, kuris buvo užrašytas žydų krikščionių dvasiniam tobulinimui. Šito atpasakojimo autorius visą laiką stengiasi parodyti, kad Jėzaus gyvenime didelė dalis to, ką jis darė, buvo tam, jog išsipildytų tai, ką sakė pranašas. Mato Evangelija Jėzų vaizduoja kaip Dovydo sūnų, parodydama jį kaip demonstruojantį didžiulę pagarbą įstatymui ir pranašams. Apaštalas Matas šitos Evangelijos nerašė. Ją užrašė Izidorius, vienas iš jo mokinių, kurį savo darbe pasinaudojo ne tik Mato asmeniniais prisiminimais apie šituos įvykius, bet taip pat naudojosi ir tam tikrais užrašais, kuriuos buvo Jėzaus pasakojimai užrašyti Mato iš karto po nukryžiavimo. Šitie Mato užrašai buvo aramėjų kalba. Izidorius rašė graikiškai. Nebuvo jokio ketinimo apgauti, priskiriant šitą kūrinį Matui. Tais laikais buvo paprotys, kad mokiniai šitokiu būdu pagerbtų savo mokytojus. Mato pirminis atpasakojimas buvo suredaguotas ir papildytas 40 metais po Kristaus gimimo, kaip tik prieš pat jam išvykstant iš Jeruzalės, kad įsitrauktų į evangelinį skelbimą. Tai buvo asmeninis pasakojimas. Jo paskutinioji kopija buvo sunaikinta, kada sudegė vienas vienuolynas Sirijoje 416 metais po Kristaus gimimo. Izidorius pabėgo iš Jeruzalės 70 metais po Kristaus gimimo, kada Tito armijos įsiveržė į miestą, pasiimdamas į Pelą Mato užrašų kopiją. 71 metais, gyvendamas Peloje, Izidorius parašė Evangeliją pagal Matą. Jis taip pat su savimi turėjo Morkaus pasakojimo pirmuosius 4/5. Trečia, Luko Evangelija. Lukas, daktaras, gyvenęs Antioche, Pisidijoje, buvo pagonis, kurį atvertė Paulius. Ir jisai parašė visiškai kitokią mokytojo gyvenimo istoriją. Jis pradėjo sekti Pauliumi ir studijuoti Jėzaus gyvenimą ir mokymus 47 metais po Kristaus gimimo. Savo atpasakojime Lukas išsaugo didelę dalį viešpaties Jėzaus Kristaus maloningumo, nes šituos faktus jis surinko iš Pauliaus ir kitų. Lukas pavaizduoja mokytoją, mokesčių rinkėjų ir nuodėmingųjų draugų. Savo gausius užrašus į Evangeliją jis suformulavo tik tai po Pauliaus mirties. Lukas rašė 82 metais Achajijoje. Jis ketino parašyti 3 knygas, pasakojančias Kristaus ir krikščionybės istoriją, bet 90 metais po Kristaus gimimo numirė, nespėjęs užbaigti antrosios iš šitų knygų apaštalų darbų.
Kai dėl medžiagos savosios Evangelijos sudarimui, tai Lukas pirmiausia priklausė nuo tos Jėzaus gyvenimo istorijos, kurią jam buvo perteikęs Paulius. Dėl to Luko Evangelija tam tikrų požiūrių yra Evangelija pagal Paulių, kuris su Jėzumi irgi niekada nebuvo suėjęs. Bet Lukas turėjo ir kitų informacijos šaltinių. Jis ne tik kalbėjosi su dešimtimis tiesioginių liudininkų, mačiusių Jėzaus gyvenimo daugelį epizodų, kuriuos jis aprašė, bet su savimi jis taip pat turėjo ir Morkaus Evangelijos egzempliorių. Tai yra Izidoriaus atpasakojimo pirmuosius 4/5. Ir trumpą paliudijimą, kurį 78 metais po Kristaus Antioche užrašė tikintysis vardu Sidas. Lukas taip pat turėjo iškraipytą ir daug kartų taisytą kažkokių užrašų egzempliorių, neva užrašytų apaštalo Andriejaus. 4. Jono Evangelija. Evangelija pagal Joną daug pasakoja apie Jėzaus darbą Judėjoje ir aplink Jeruzalę, ko nėra kituose atpasakojimuose. Tai yra vadinamoji Evangelija pagal Joną, Zabediejaus sūnų. Ir nors Jonas jos nerašė, bet iš tiesų jis įkvėpė, kad ji būtų parašyta. Nuo jos pirmojo užrašymo ji keletą kartų buvo redaguota, kad atrodytų, jog buvo parašyta paties Jono. Kada buvo rašoma šitas atpasakojimas, tada Jonas turėjo ir kitas evangelijas. Ir jis manė, jog daug kas jose buvo praleista. Dėl to 101 metais po Kristaus gimimo jis padrąsino savo padėjėją Nataną, Graikijos žydą iš Cezarėjos, pradėti rašymą. Jonas savąją medžiagą teikė iš atminties ir pasiremdamas trimis jau egzistavusiais pasakojimais. Jis neturėjo jokių savųjų užrašų. Laišką, žinoma kaip Jono pirmasis, parašė pats Jonas, kaip pridedama laišką prie to darbo, kurį jam vadovaujant atliko Natanas. Visi šitie rašytojai Jėzų sąžiningai pavaizdavo tokį, kokį jie matė, prisiminė, arba ką apie jį buvo girdėję iš kitų. Ir kiek jų sampratai apie šituos tolimus įvykius turėjo įtakos tai, kad vėliau jie priėmė Pauliaus krikščionybės teologiją. Ir šitų atpasakojimų, kad ir kokie jie buvo netobuli, užteko tam, jog būtų pakeistas Orantijos istorijos kursas beveik 2000 metų. Tai įsivaizduokit, jeigu tai padarė iškraipyti tie užrašai iš atminties, tai kokį poveikį žmonijai padarys šitas epochinis unikalus apreiškimas Orantijos knyga, nuoseklumas žmogaus protui neišpasakytas. Tai, kad žmogaus protui nesuprantama, klodais užrašyta. Vėliau skaitai 2, 3, 5 kartą atsiskleidžia to, kad gali pridėti prie širdies ranką ir sakyti, kaip Dievą myliu, šito nebuvo pirmą kartą, kai skaičiau. Tikrai neskaičiau. Klodai atsiveria tada, kada vidus yra pribrendęs tam klodui. Dėl to, mano mylimieji, mes turim ir tuos apreiškimus, kurie yra perduoti iš Kūrėjo, perduoti per mane. Per mane paskutinysis, šviežiausias. Tu manyje, skaitykit. Čia ne prisiminimai. Čia eina iškart
virpesiai, jie pavirsta žodžiais ir iškart užrašau. Be jokių prisiminimų, kokių nors, be jokių atpasakojimų. Tai yra tas darbas, kuris gimsta tą pačią akimirką. Ir jisai netaisomas, išskyrus ten linksnis ar korektūros klaida kokia. Per daugiau. Eina srautai net keli, kaip judriai gatvėje kelių eismo juostų judėjimas. Tuo pačiu metu eina. Ir kartais ne vieną srautą pasiėmė, bet įsiterpė iš kito srauto. Ir tada tu gali paimti kokį nors fragmentą iš to srauto ir permuša mintį jau to tiesaus srauto, iš kurio ėjo sampratą. Ir tai supainioja. Ir tada reikia sugrįžti vėl iki tos vietos, kur buvo iš tos vietos išklysta, išsiurbiant kito srauto informaciją. Ir vėl pradėti toliau tęsti šitą juostą. Ankstesnė knyga, 3 knyga, čia buvo 4. Meilės galia. Pavadinimai kūrėjo perteikti. 2 knyga, gyvoji tyla. 1 akimirkos amžinybė. Kada paklausiau 1 knygą, kaip pavadinti kūrėjo. Jis sako, na kad ir akimirkos amžinybė. Sako, jūs įpratę sakyti. Ne akimirkos amžinybė, o taip, akimirkos amžinybė. Jūs įpratę sakyti amžinybės akimirka. Tai yra visumos dalelė. Amžinybės akimirka. O pavadink akimirkos amžinybė. Ir nieko neaiškina. Pavadinau. O paskiau man buvo atskleista. Ką reiškia ta akimirkos amžinybė? Ogi tai, kad kada jūs atverit save per tą akimirką, jūs ir susiliejat su tuo šaltiniu ir centru. Ir tą būtent akimirką jūs jau ir esate amžinybėje. Jūs pranokstat tą aplinką, kurioje gyvenat. Visą planetą pranokstat. Egzistuoja tik tai kūrėjas ir asmeninis ryšys su kūrėju. Kiekvieno. Štai ir yra akimirkos amžinybė. Ryšys, gyvoji komunija su kūrėju. Įsidėkit į galvą. Dievo žodis. Jėzus, kada jis kalbėjo man, iš pradžių dar pasakęs, tu turi kelti 6 valandą, o aš miegodavau daug ilgiau. Pradėsim darbą nuo 6 valandos. Man buvo iššūkis. Ir taip kasdien, kas rytelį, per 2 mėnesius gimė knyga Kalbu jums vėl. Skirtumas yra didžiulis tarp tokių, kurie apreiškimų. Jie būdavo gaunami po vieną apreiškimą. Ir aš nežinojau, kiek to apreiškimų bus. Čia buvo jau perteikiama knyga. Reiškia, tai jau apreiškimai, kurie nesibaigia, kada vieną tu priimi. O kiek jų bus, man nesako. Ir taip truko 2 mėnesius. Mintis kilo, kai aš paskaičiau vienos afrikietės anglų kalba iš Jėzaus priimtus laiškus. Man jie labai patiko. Ir aš klausiau tėvo, ar aš galiu šitos laiškus išversti į lietuvių kalbą. Tai sako, tai tu tada priimk iš Jėzaus pačią tą knygą. Nereikės jų versti. Štai taip ir išėjo. O dar prieš tai aš bendravau tik tai su tėvu. Tai tėvas man pasiūlė,
užmegzk ryšį ir su mano sūnumi Jėzumi, kad nemanytum, kad aš tik tai vienas esu. Ir su juo tu gali bendrauti. Ir užmezgiau. Va štai šitas, tai yra komunijos ryšys. Jis nėra atpasakojimas, nėra prisiminimas, bet jis eina taip, kaip eina, kaip priklauso nuo tavęs, kiek tu esi atsidėjęs ir atsidavęs kūrėjui, kiek tu išvalai save, kiek tu esi tą akimirką susilieję su kūrėju, kad nebūtų jokio pašalinio teršalo, kad tas kanalas būtų tyras ir tada informacija būtų neužteršiama. Ir koks yra tavo pasitikėjimas tuo gyvu ryšiu. Yra kompleksas įvairių niuansų. Ir kada aš tada lyginu, kai aš nesupratau Naujojo testamento skaitydamas, man buvo nepriimtina, kaip aprašinėja, kaip Jėzų nukryžiuoja, galvoju, vėliau skaičiau antrą kartą, galvoju, gal šitą kartą bus kitaip, kad jis vis tik nulipo nuo kryžiaus. Nu, turi būti laiminga pabaiga. Bet irgi nenulipo. Tai aš kunigo paklausiau, tai kas tas Jėzus buvo? Vienatinis Dievo sūnus. Tai man šito neužtenka, vienatinis. Kodėl vienatinis? O aš? Tai ką aš, ne sūnus? O kiti? Kodėl tokioj dideliai kūrinyje tik viena žemė turi žmonių, o kiti negali turėti? Man kunigas nieko negali paaiškinti. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje. Mes su užsienio televizijos kompanijom filmuodavom, nes jiems buvo įdomu parodyti, kad čia katalikų kraštas, kad čia yra bažnyčios, pamaldos vyksta. Ir aš bažnyčioje žiūrėjau į tą komuniją kaip į spektaklį. Šviesos, drabužiai, ritualai, teatras. Bet paskui pats pradėjo eiti į bažnyčią, dirbdamas ideologinėje įstaigoje, eidavau po pamaldų, kai nebūdavo žmonių. Patiko. O kai buvo mažas vaikas, maištavau, negalėjau sutikti, kaip bobutė tempdavo į bažnyčią. Kiekvieną kartą. Ar vakaras, ar laidotuvės praeina procesija, visą laiką tempia už rankos, einam, ruoškis, prauskis, jau nabašniką lydi. Štai, viskas virsmas vyksta ir tu nežinai, kaip suprojektavo kūrėjas, kad tu taip pat vesi pamaldas. Ateis tie, kurie norės šito. Tada man atrodo, kad tai spektaklis. Dabar aš galiu pasakyti, taip, tai yra spektaklis, bet jis yra tikrovės spektaklis. Jame yra gyvas ryšys su to spektaklio autoriumi, režisieriumi, tos pjesės, kuri vadinasi Evoliucija, autoriumi. Ir mes esam tie aktoriai gyvenime, kūrinyjoje, tikrovėje ir per visą amžinybę. Ir būsim vis geresni ir geresni aktoriai. Įsisavinsim energiją, patirsim kūrėją vis daugiau ir jis režisuos mūsų naujus pastatymus įvairiuose pasauliuose, įvairiuose epizoduose. Taip, tai yra spektaklis, nes evoliucija yra kūrėjo žaidimas. Pritraukti kiekvieną savo vaiką iki savęs. Bet ne per prievartą ar gąsdinimą, kokį teigia Senasis testamentas laikomas taip pat Dievo žodžiu, bet per virpesius aukštesnio energinio dažnio, kurie paskiau išsilieja jausmais, ką žmogus vadina meilė, gailestingumas, gėris, grožis, išmintis, įžvalga, kantrybė, savitarpio supratimas, kuris įsilieja į kolektyvinę brolystę. Ir komunija, gyvoji komunija, ne tas ostijas uždedamas ant liežuvio,
bet gyvoji atverta dvasinė asmenybė su savo tėvu ir motina. Tai yra šaltiniu. Štai kame yra tas spektaklis. Tikrovė yra spektaklis. Nors aplinka gyvena tamsos iliuzijoje ir laiko tai tikrovė, o ne spektaklis. Jiems siūlai bilietą į šviesą, kad būtų šviesa ir jų viduje. Jie sako, ne, aš nenoriu į sektą kokią nors. Štai, nėra dvasinių mokytojų. Siauras mąstymas, kaip lenktynės arkliams, uždengia akis, kad jis matytų tik tai tą taką ir nieko daugiau, kad greičiau bėgtų. Taip ir lenktyniavę žmonės, turėdami tą kaip uždengtą žvilgsnį, nieko neplečia savo akiračio, savo požiūrio neiškelia iki kūrėjo esančio viduje. Daug nori pasakyti, bet nesakysiu, paskui užtruksim. Ir jums, aišku, nusibosta klausyti.